Kokius sandorius sudarant būtina kreiptis į notarą? Asmenys sudarantis įvairius sandorius ne visada žino, kurie iš jų privalo būti patvirtinti notaro, o kurie gali būti sudaromi ir nesikreipiant į notarą. Tai, kuriems sandoriams būtinas notaras, reglamentuoja civilinis kodeksas. Daugiau informacijos apie tai, kada reikalingas notaras, šiame video reportaže. Civilinis kodeksas numato, kad notarinė forma turi būti sudaromi nekilnojamojo turto pardavimo ir dovanojimo sandoriai, išskyrus bankroto proceso metu sudaromus nekilnojamojo daikto perleidimo sandorius, jeigu kodekse nenustatyta kitaip. Taip pat notarinė forma turi būti sudaromos vedybų sutartys ir ikivedybinė ir povedybinė. Be to, notarinė forma turi būti sudaromi oficialieji testamentai, hipotekos sandoriai, pareiškimai dėl tėvystės pripažinimo, sutuoktinių susitarimai dėl bendro turto padalijimo pasibaigiant jų bendram gyvenimui atvejais, paveldėto nekilnojamojo turto pasidalijimo sutartys, rentos, išlaikymo iki gyvos galvos sutartys, pinigų ir kito turto, kurio vertė yra didesnė negu 50 000 litų dovanojimo sutartys, jungtinės veiklos sutartys įstatymų numatytais atvejais, ūkinių bendrijų steigimo sandoriai. Visi šie sandoriai notarinė forma turi būti sudaromi jau dabar, tačiau nuo 2015 m. sausio 1 dienos sandorių sudaromų notarinė forma skaičius išaugs. Nuo šios datos notarinė forma turės būti sudaromos uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo pardavimo sutartys, kai parduodama 25% ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip 14 500 eurų, išskyrus atvejus, kai akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomis vertybinių popierių rinką reglamentuojančios teisės aktų nustatyta tvarka. Tai numatančias civilinio kodekso pataisas Seimas priėmė 2014 m. birželį. Taip pat pagal kodekso pataisas vekselis, kurio suma didesnė kaip 3000 eurų, nuo 2015 m. turės būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisyklės. Ar Teisingumo ministerija svarsto galimybę notarams skirti papildomų funkcijų? Tikrai taip. Teisingumo ministerija parengė įstatymo pataisomis, kurios leis išplėsti notarų teikiamas paslaugas. Siūloma nustatyti, kad notaras gali būti mediatoriumi sprendžiant ginčus, kad notarai galėtų vyriausybės patvirtinta tvarka tvirtinti dokumentus pažymą apostilę, išplėsti notarų kompetenciją vykdomųjų raštų srityje. Taip pat siūlome išplėsti notarų veiklos kontrolės ribas. Tai labai svarbus pakeitimai, leisiantys notarams efektyviau ir patogiau atlikti savo funkcijas, o Teisingumo ministerija efektyviau vykdyti notarų veiklos kontrolę. Tikimės, kad Seimas šiems pakeitimams pritars. Svarbu žinoti, kad įstatymų reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojančiu, o jeigu viena iš šalių visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį, kuriam būtinas notaro patvirtinimas, o antroji šalis vengia įforminti sandorį notarinė tvarka, teismas įvykdžiusios sandorį šalies reikalavimu turi teisę pripažinti sandorį galiojančiu. Todėl būkite atidus ir prieš sudarydami sandorį visuomet išsiaiškinkite, ar notarinė forma jam yra būtina.